parduodamas sodo namas su 10 arų žemės sklypu. Liudiškiai, Anykščių rajonas. Čia beveik patys Anykščiai, galima sakyti. Čia labai arti tie sodai yra. Einam pažiūrėti, kaip atrodo kas. Taigi, štai čia su garažu yra namas. Priklauso aplink namuką, čia truputį žemės. Ir čia va didelis sklypas. Va štai čia, parodysiu. Štai šitas va sklypas dar priklauso. Prūdas, ten lauko tualetas už tų krūmų yra. Šiltnamį išsiveš, ten kažkas pažįstami. Čia vynuogynas auga ant pavėsinės, šulinys. Ten stulpas elektros dėžė yra. Čia sandėliukas įrankiam. Ir va pagrindė va toks va sklypas yra atskirai. Plius namelis. Va. Čia kas kaip nori. Nori tik namelio, nusipirk namelį, parduok sklypą, dar gausi pinigų. Arba kaip tik sklype pasidarysi dar vieną namelį, kurį gali nuomoti ir iš to gyventi apskritai. Nu, čia yra daug fantazijos. Tai va toks va namukas. Einam aplinkui jį, parodysiu, kas kaip atrodo. Čia dar yra užtaisytas įėjimas, dar vienas buvo. Jisai apšiltintas, čia yra iš vidaus. Čia rūsys, parodysiu rūsys kaip atrodo. Tai va šitaip atrodo namelis. Čia va prūdukas kaimynų yra šitoks nedidelis su lelijom už tvoros. O tenai su anuo sklypu ribojasi pusė prūdo. Didesnio tenai. Pasižiūrim, čia jau jie užrakino, jau einam pro vidų. Einam į namuką. Va. Garažas. Kaip atrodo, va, perdanga, ruberoidas ir šiferis. Po to. Tai va, vienas kambarys. Pečius. Senelė kaista, kai kūreni. Va. Šyla senelė. Sakė, čia gyvendavo žmonės, tai kūrendavo ryte ir vakare ir būdavo šilta ir žiemą. Nu, gyveno žmonės, kaip suprantu, langai mediniai, dvigubi mediniai langai. Su plastikiniais gal ir geriau būtų iš tikro. Nu, ir čia jau kas norės, taip pasidarys. Čia sandėliukas po laiptais toks. Toks šiaip sau. Einam į antrą aukštą. Taigi, čia va kažkoks kambariukas, čia galima patalpinti lovą vaikams, pavyzdžiui, ir kažką. Šį čia va didesnis kambarys. Šį čia va yra šylanti tokia dalis, galima pasišildyti, atsisėsti. Balkonas stiklintas. Čia su kabliukais. Va. Tai va šitas va sklypas, matot, nuo to stulpo kampe, va toks va, kaip trikampis, kaip iki prūdo. Toks trikampis sklypas ir plius šitas priklauso. Šiltnamį išsiveš, nebus šiltnamio. Šulinys, va. Tai va tokie reikalai. Taip. Tai šitaip čia atrodo. Einam į rūsį pažiūrėti. Rūsy ten taip pat dar vienas kambarys buvo pradėtas rengti, bet nepabaigta. Einam į rūsį. Rūsys anoj pusėje.
Va. Į rūsį atskiras įėjimas. Aha. Rakinsim rūsį. Va. Lentynėlė iš karto šitokia. Durys. Čia kažką laikyti. Arba pirtelę galima įsirinkti. Arba dar vieną kambarį nuomai. Kas kaip nori čia, aišku. Ir čia va kambarys buvo pradėtas rengti. Ir ką, čia aš kaip suprantu skylė vandenį nubėgti, drenažas. Ir čia va langiukai, ventiliacijai. Ir čia dar ventiliacija. Čia kaip suprantu laidas kažkoks buvo palikta. Tegul būna tas laidas ten. Tai va, toks rūsys. Kainą dabar paleidom 37 000, bet mažinsim vėliau, jeigu reikės, jeigu nebus čia, neužvarys mums pirkėjai kaip išprotėję viens per kitą. O jeigu daug bus pirkėjų, tai kainos nemažinsim, tiesiog vesim dėrybas. Tai, va. Tai jeigu jūs norite pirkti, skambinkit. Kaina kaip Anykščiuose yra nedidelė, sakyčiau, už tokį dalyką, kur čianais labai nuoma populiaru, visa kita. Tai va, ypač žiemai tinkantis gyventi objektai yra tikrai paklausus. Tik tais, kad va, vandentikio nėra, dar kažko, tai čia galima pasidaryti. Iš šulinio vandentikį pasidaryti galima. Kanalizaciją pasidaryti. Tai va. Rašykite į telegramą, skambinkite numerį, telefonų numeris profilėje yra paspaudus ragelį. Ir galėsit apžiūrėti, tartis ir pirkti, aišku, šitą sodo namelį Anykščiuose. Tiksliau, čia yra Liudiškių kaimas prie Anykščių, čia tokia miškelė. Tai va, iki. Ai, gale prisegu drono video.